Taigi, tokia kaip Danijos Smart valstybėje ypatingai svarbus reikalingas ir suvokiamas Flexibility Smart. Tai, reiškia, kai tavo apsiguodimus parašo kažkokį tai daiktų šalin kvailę. Aš jam primenu, aš jūsų virtuali teisėje atradusi tą flexibility. Kai paranojos yra propagandinio karo pabaiga, suprantant, kad propaganda yra propaganda. Paranoja apsimest aktoriumi, reiškia šitos paranojus ieškot, yra tik tai, reiškia, pirdaunyko fantazijos. Taip laikydavę, reiškia, mažus vaikus kvailus. Kai jiems sakydavę, kvailas tu vaikas, koks tave tėvas myli tave, kodėl tu jo netiki, pasirodas tėvas visai nebuvęs. Tik tai ateidavęs Danutės, reiškia, kai gaudavo algą pasiimti ar tai maistą, kai kiaulė pasipjaudavusi, susirinkti vidurnių namus baliams, nes tai jie ten kūrė kankinimų žaidimus 500 iš skirtingų durnių namų profesijų, kaip jie kūrė IQ 500 kankinimo žaidimų. Tai vat ir kiek IQ buvę, reiškia, fizikos, reiškia, to mokslo, vis tiek jisai likęs vienas fizika. Vadinasi, ne fiziką studijavusi 10-tukui, o daugelį mokslų. Taigi, va tas vokiškasis daugybininkiškumas, vadinasi, dar. Vat Vokietija, kurioje daugybė šalių ir daugybė trotilo. Bandoma valdyti pasaulį. Tad iš esmės tokie kaip nebulaizeriai sukurti Kinijoje. Jie pajuokti bežionė šiukšlių konteineriai. Nebulaizeriai galingi stiprus robotai, galintys su putplasčio, reiškia, šitą visą pagrindinę medžiagą kurti, dirbtinį intelektą, apsaugoti nuo grybelio. Daugybę atvejų statyboje putplastis naudojamas, būtent kūriamas iš šito viso putplasčio. Netgi rūbai iš putplasčio kūriami, būtent tas poliprenas, jis irgi yra ta pati medžiaga. Vėlgi jį pritaikys dirbtinio intelekto patvarumui ten, kur grybelį suėda, reiškia, visas, reiškia, šitas kameras, vėlgi yra putplasčio gamyba dirbtinio intelekto, būtent kuris atstovauja kairįjį ir tikslųjį dėsnio pagrindą. Ir kita vertus naudingumo koeficientas jį kuria žmogiškiesiems resursams. Taip pagal dešinę į kairę susiskirsto visas pasaulis iš vieno pasaulio Jėzaus Kristaus apsisiuošies kryžiaus, kuri tampa vis aiškesnė visom tautom. Tai tik vienintelė yra žemė dangaus karalystė, kuri ir yra 4 bažnyčių protestantų, katalikų, ortodoksų, stačiatikių, būtent tas sugrįžimas iš ateizmo, kurį pasavinę žydai išsijuokia net iš paskutinės vakarienės, kai parašiusi ne šito vinėlio laikai, prašom grąžinti mokesčius, tai te buvę. Du viename pajuoka manęs ir mano vinėlių,
Kita vertus, tai vėlgi vaidinimas aš cool. Kai tau per galvą davęs, reiškia, tas visas Danas, tu jam atgal trinktelėjęs žydiškai arba hidiš pobūdžiu. Ar supranti, ką reiškia išeiti į pensiją, tokie jaunai, praradusi galimybę kiekvieną dieną užmigti, ramiai įsimiegot ir kiekvieną dieną nedavaryti, reiškia, iki 40 gamų, o kai iki 40 gamų davarai, tave tiesiog sukarpo, pasisavina ir tada vėlgi kursto tave. Vėl greitą pagalbą, jau čia ligonis. Tai va šitaip jie karpia mano gyvenimą iki šito 500 žaidimo atminti, atsiminus, reiškia, kad čia būdama vaikas dargi tokį būtent, kuris reiškia, kaip jie su tais čipais atkakindavė vaikus, kurie būdavę independent. Vėlgi supratę, kad nemylėjo svetimų vaikų, hidiš tie visi KGB agentai, vadinasi, jie ir supratė, kad motinystę aš radau Danijoje, kadangi ten ne hidiš. O daniškas entertainment, tai vat šitas, reiškia, kuris kėlės grėsmę NTSL, pakeitus į PAL, reiškia, tampa grafikos dizainas, o ne vidinių šitų visų lygiagrečių čipų konstrukcija, kadangi kaip pasiekti vieno žmogaus žaidimo teoriją, teta dažnių, reiškia, 50 visas, reiškia, hercai yra. Vat. O 60, reiškia, viršytampius. Tai va tokia sovietinė paranojinė sistema, kiek jinai atitinkanti, reiškia, Europos Sąjungos standartus. Tai va klausimas. Bet praktiškai tas Kinijos pasaulis atvaro visą istoriją. Ką jie praėję, išmokę, sukūrė, kiti pisę. Vat koks, reiškia, Kinijos pagalbos, reiškia, tai visai chaoso futurizmo teorijai, todėl kad aš davusi daug kraujo. O Danijos pajuoka buvę duok kraujo, tai, reiškia, duosim pagalbos. Pasirodo, Ramūno Bertulio pagalbos jie negavę, kadangi Bertulis Ramūnas į savo sistemą vogęs mano intelektualinį patvarumą. Kol šiandien aš atjungusi šitą entertainment Bertulių 500 žaidimų Sovietinės sąjungos, kaip jie tapę reiškia, entertainment system vietoj rimtų vaidybų, politinių žaidimų ir lošimų automatų, kaip jie vadinė, kontrolė KGB pagrindinė. Tai va aš persiverčiau į PAL, netgi virtualiai, netgi impulsais. Tai va kame pasikeitė vakar. Šitas entertainment kankinimų Šengeno zonai pasikeitė Lietuvoje į PAL sistemą, kuri neužkyla iki 60 Hz kaip atkankinimų žmogaus, kada žmogus perdega pats savį.